darausi šabloną tokiai sienai. Bangos plotis 60 cm pasidariau, pusę gipso lapo, bet realiai vis tiek sunaudos daugiau, nes nusipjaus, kiekvienai bangai realiai po vieną lapą reiks sunaudoti. Kaip pasidariau tas bangas, tai parodyti. Kompę nusibraižiau tikslę visą geometriją ir tada spindulį iš ten pasimatavau, kuris yra pas mane 5,24 mm. Tada tą 60 nusibrėžiu plotį, gylis bangos, taip yra 9,4 cm pas mane, tada per centrą užsižymą, kur yra šitą liniją, čia ir čia viršūnė, ir tada šitas plokštės stumdos į kiekvieną vietą, kur reikia atsistumėti. Ir tada apsivynioju markerį prie šniūro, centre spindulio skirtimo, centre pasirišau varžtą ir prisirišau šniūrą. Tada prie šniūro markerį prisirišu ir vedu palei per visus tos taškus ir taip nusibrėžiu liniją. Tada siaurapjūklį įsipjausiu šabloną ir bandysiu pagal tą šabloną susiklijuoti ir prisisukti prie lubų profilius. Pas mus bus 4,5 ar tai 5,5 bangos. Tai bandysiu dabar toliau pasibaigti visą pilną šabloną ir pasibandysim suklijuoti profilius. Parodysiu, kaip vieną pasidarau bangą. Prie šitą plokštę nebetil, iš pritrūks plokštės gaila, iš vienos plokštės nesigauna, bet kažkaip dar dalindysim tą gabaliuką. Taip, pasimatuojam, kas 60 bangos lygis, pas mane nuo 1,80 m 2,40 m. Viršui apačioj. Tada 9,4 mano atveju. Net centrų reikia. 2,32 m 10 m. Nusibrėžiu liniją. Nors truputį miškų nelabai reikalinga. Tada atsistumiu savo spindulio centro. Pasiemu markerį. Įjauju kelis kartus. Atsireguliuoju sukdamas markerį ir brėžiu. Turim arką. Visgi galutinį variantą persibraižiau ant gipso, nes turėjau gipso 3 m plokštę, tai man kaip tik užtenka visam dizainui. Nereiks sudarinėti. O dabar su elektriniu siaurapjūkliu nusipjausiu.
Nu, ir tobulas šablonas, jis nuo į vietą pasidėta. Dabar tai reikia sumontuoti išsikarpius perimetrinį profiliuką ir turėsime apatinį karkasą. Tiksliau, apatinį perimetrą, tada tą patį pasidaryti lubose. Na, ir bus galima karkasą susirinkti. Pabandžiau suspjausti ir sukarpyti profilius, tai vieną problemą, ko neįvertinau, neužtenka įsimatuoti visą šitą ilgą, nes kai iškarpai va šitas vietas, tai kai išlinksta jisai trumpėja profilyje. Tai jo realiai išmatuoti neįsivaizduoju tikrą būdą, kaip tą padaryti, bet pasidarius pirmą nepavykusi variantą, aš įstačiau į vietą ir pasimatavau, kiek man maždaug trūksta. Ir dabar pabandžiau antrą darytis. Tai va, antras visas sužymėtas, visi kirpimai. Nu, ir tikiuosi nereiks trečio, nes labai nemažai darbo. Noriu kuo ilgesnį atstumą pasidaryti iš vieno profilio. Biškai gal stipriau bus, kai šia toksai įdomus. Va, bandau karpyti, spjauti, žiūrėsim, kas gausis. Nu, ir bandom antrą versiją. Šito lankstį. Kokia pusė centimetrą per didelę arba centimetrą. Išlendau iki galo. Šiaip labai artimas variantas. Na, visai verta bandyti. Tas variantas visus kirpt. Čia kirpt. Būtų pasakai, jeigu nešildamas grindys dabar, 1-2 ir būtų sudėta viskas. Nieko suklyjais. Pasirašiau klyjuot. Gavosi iš 3 dalių. Biškį per didelį pasigarinau. Reikėjo padalinti. Bet šiaip tiek neblogai, bent dideliais gabalais. Įdėpsiu, kaip įmanoma, daugiau montažinių klijų. Prieš tai nusigrintavau grindis, kad neliktų jokių dulkių. Labai stipriai nespaudžiu. Kaip visą prie pat. Praeinu visur, kad forma būtų teisinga. Nesimau kažkur dėlių tarpą. Nu, pradeda prispaukinėti. Pasirašau iš anksto dėti intarpus, neduotų važinėti. Čia šiek tiek daugiau, kad net šoktų.
liniuotą profilį. O čia tarpus, ką turėjau galvoj, kad pridėjau dabar, kad negalėtų pačiuošti. Na ir rytoj reiks, kai išdžiūs, atkarto tą patį lubose. Lubose gal paprasčiau, nes ten paruošta gan tankiai profiliai, kur bus galima prisukti. Gražiai atsargiai užsikelti į kažkai, nesulaužant. Įsidėjome šabloną. Jo, dabar profilio nebeištraukiu. Su visu gipsu. Lembu užspaudėm stipriai. Biškina gerai. Kokius čia profilius turėtėjus? Nu jo, tipo W jau čia eina už katavol sieną, o C tai forma. Yra U, V, tuo, kur aš dabar žymiuosi perimetrinės, tai jis neturi tų tokių užbaigimų. Čia va kitoks tas galiukas. Tie stipresni gaunas, ne taip lengvai išlinksta. Jo, va tai mažai senytį 19. Dar be tų mažiukų ten kelių. Patė guminė. Einam dėt. Jaučiu, reikia iš karto į 2 dalis pasidalinti, vis tiek reiks. Pirmą bangą pilnai išvargau, 2 sluoksnius sudėjau. O antrą darydamas pafilmuosiu daugiau, kaip viską padariau. Nemažai gipso sulaužyti teko. Labai sunku parodyti šitą arką. Bet po truputėlį gimsta. Kitas bandysiu daryti iš vientisą gipsą, nes su mažais tiesiog juostą viršui labai norėjau lūžti, labai sunkiai pasidarė. O didelis labai gražiai įsidėjo. Čia pirmą bandžiau tiesiog iš likučių visokio daryti, kad negadin gipso, bet visai gavosi. Dabar darau ties durim vietą, kur tik tai pusė arkos yra. Tai pirmas sluoksnį aš susipjaustau vidinę pusę ir susilaužau gražiai ties tais įpjovimais. Darau ilgesnį gipsą, jis įsikiša čia taip nupjovęs kampus su siaura pjūkliu, kad užsidėtų gražiai, plokštint čia. Na ir va, turiu čia bandžiau šitam lankstyti gipsą, susišlapinęs, bet nepavyko, dabar naudoju šiaip laužimui, labai patogiai, kai taip daug reikia gražiai mažų sulaužyti, įsistatai į profiliuką ir lenki. Pirmas sluoksnį užsisuku tokį laužytą, tai siena gaunas tokia minkšta, neturi tokio standumo, bet turi to gerą pagrindą antram sluoksnį prisisukti ir antras sluoksnis sukant turi ką atsiremti jau gipsą ir neperstumi vienoje vietoje, jau atsiremi į gipsą ir taip padeda nesulaužyti plokštį taip lengvai, nes šiaip spindulys gan agresyvus, 500 gal 20 kažkeli milimetrai gavosi čia pas mum ir plotis bangos 60, pusė gipso lapo ir gylis 10, apie 10 cm nepilnai. 2 gipsus dedam, nežinau, jeigu dėti vieną, tai reiktų kažkokiu būdu lenkti vis tiek gipsą bandyti, tada gal tą specialų ploną gipsą ir kokius 2 sluoksnius jo užsidėti, nes mes dvigubą dedam vien dėl to, kad dar grindjuostas buvo įleistas lygiai su siena, tai va tokia apačioje palieku 8 cm. Užsidės puskampės ir tada suklijuosim grindjuoses. Irgi reiks lengv bandyti, bet MDF-as, manau, turėtų lengviau. Su šitu draugauti reikalų.
parodysiu pirmo sluoksnio problemą. Kai dar įsipjaustė, tai jis toks, nežinau, čia matosi minkštas gaunas, lankstus. Bet tai yra ganėtinai stiprus pagrindas kitam gipsui atsilenkti ir jis tiesiog atkartoja tą formą. Čia reiks pasukti galvą, kad gerai nupjauti. Kai antras susidės kartu, pasilikau tokį mažą, bet nežinau. Galbūt siaurapjūkliu labai gerai kampą atstaikius. Dar vieną klaidą padariau bedarant. Šitą kampą nėra arti profilio ir jis toks judantis. Tai nelabai čia gerai, manau, kad tokia vieta, kur beveik garantuotai atsirėmus ar kažką gali trūkti. Tai reiks nuardyti šitą gipsą bandyti. Dabar kitam kampą sugalvoju, tai su lazerio pagalba, čia tiek ir pjaustau su lazerio pagalba, tiek ir beleką dedu, nes nesinori turėtų arkos kampų kreivų. Tai prisisukau prie pačio gipso profilį ir dabar iš kitos pusės dėdamas gipsą galėsiu per čia prisukti ir susispaus jie tarpusavį, tai turėtų būti daug geriau negu šitas variantas, kur nieko nėra. Atrodo arti profiliai, bet jis ten kažkaip nejaukiai. Čia atrodo, kad jis taip gali judėti. Sutvarkiau kampą, įdėjau profilį į kampą. Dabar nieks nekruta, susirišę. Bus ramu, reikia dabar tik viršutinę dalį užsukti. O padariau taip kaip čia. Prisukau prie gipso profilį, prie šitą gipsą. Tada iš šito ir jie tarpusavį susijungia.